Įsivaizduok, va, tai senovės laikais, kur miškas, nieko civilizacijos nėra. Taip. Ir tu eini vienas. Visiškai. Nu, tu turi, tarkim, ten riuksaką 3 dienom, kaip atsargų, ten Hamaką. hamaką, Taip. biškių baterijų, radio imtuvą, aišku, ten statikas visur, nieko... Titnago turi, biškių to barbekių skysčio laužą. Nu, ta prasme, tu tvarkoji. Tu ir kompasą turi. GPS turi, bet jis neveikia, nes dažnai... Ir powerbank. Ir powerbank. Bet tau irgi nėra prasmės, tu bent nori Tetri pažaisti. Taip. Nu, ir tu eini, tu tarsi tvarkoji, bet nėra nei vienos gyvos šitos dvasios. Taip. Ir tu pradedi suprasti, kad čia kažkas negerai, nes nėra nei chemtrailų virš tavęs, nėra nei vėžių miške, nėra nieko, kas nors kiek rezemblintų civilizacijos kažkokius apraiškas. Ir tu pradedi suprasti, kad tu esi kokiam tai ten 9 amžiui, pavyzdžiui. Arba dar blogiau 6. Taip. Kai ten žmonės išvis, dar viduramžiai net nebuvo, išvis, baisus, buvo pabaisus. Dar viduramžiai ten susitarsit, parodysi Svarovskį kokį blizgutį, tai gal neužmuštės. A tada tai pizdės būtų. Tiesiog, už tai, kad esi. Ja. Ir tu turi pistoletą, kuriame yra 17 šuvinių, apkaboja ir dar tokias 2 apkabas turi. Ir tu eini to miškų, nu ten žvėris, kažkai nematyti vabžiai, kokie didesni, pavyzdžiui, borožė, va tokio dydžio. Suvalgau. Nu, tu turi ką valgyti. Baltymą, Tu dar turi ką valgyti. Bet tu apmokintas, jeigu vaiksis, tai tu miške nepražūsi. Tu, pavyzdžiui, lokį gali užmušti ir žinai, kad jo kepenis valgyti negalima visas, nes nuo vitamino A numirsi, overdozės. Ir tu toks, tai ir galvoji, kas čia nutiko. Žmonija kur dingo. Ir tu galvoji, kad tu sapnuoji, tu sve gnaibai, visas kūnas jau užgnaibytas, kaip pas nervinio dermatito, kaip pas Mannerheimą. Ir tu eini, nieks nesikeičia. Ir staiga, tu randi kažkokią civilizacijos, kažkokią hintą, laužavietę. Bet paliečiu, jau šilta. Ne, jinai dar šilta. Okay. Ir keli metrai, jinai dar netgi rusena ugnelį. Šalia jos sėdi kažkokie ujobiščiai, bet jauna jinai taip sėdi, kad matosi piziokai. Jėzus. Tu klausi, labą dieną, sakai. Jinai tavęs bijo, nes tugi kamufliažė, ekviptas batai, survivalas, viską. Ir tu su to pistoletu savo, net nežinau, kas tai yra, dėl to nebijo. Nebijo, ko tik nori, bet tik ne pistoletu. O tam, kad nepradėtų bijoti pistoletu, bum, iššauni į viršų. Ir tada jinai vis tiek nesupranta, kad čia yra mirti nešas, galvoja griaustinis, Perkūnas. Jinai sako, Perkūnas. Ai, tu supranti, kad tai Lietuvai. Bet tu tavęs įsiūtina, kad jinai nebijo pistoleto kaip po tokio. Tada parodai, kad jis... Į koją. Į koją. Ai, tada pradėjau bijoti. Supratai, kad čia per daik. Ne jokas. Ir pas man dar 15 lėšų. Ir dar 2 magazinų. A jinai tada šoko būsina. Tu sakai, ramiai. Palauk, žgūtą turnikėtą. Užsukam. Tada tu aiškini, ką darai. Čia turnikėtas. Sako, kas? Turnikėtas. Sako, kas? Blėt, tas. Sako, okei. Tada tu įsitrauki tą savo žyžalą tokį, sakai, čia, žinai kas, nesako, nežinau, pavostik. Pavostik, sakai, smirdai, nesakau, smirda. Tai čia Višnevskio tepalas, aiškiai, nesako, greičiausiai. Ant žaizdos. Tai išmetė tą bankutį ir jinai sulėtinti, persimečiu. Mišką tiršį. Ir tada uždedi ten bintų. Ten minkštauti. Ištraukai kulipką jai. Ne, kiaurai perėmė. Akiurai, bet tu vis tiek, kad jai neskaudėtų, tai tu jai morfino. Nuspjaut, jai lešką. Jai gerai. Ir tada pradeda tave įsimylėti. A tu, kad tavo jau laikas mėgot, nes tu pavargęs. Ir tu ryte, kaip prabūsi, kad nesuleisti į antrą kartą morfino, tai ant kaktos parašai M raidė, M. Kad neilgavo morfino, kad nesupaidė. Ir gulat mėgoti, ne ant morfino, tu nuovargį. Tu laužo ten dar tos skysčio privarai, ten žabalų pridedi. Kažkokia dar pamatai raganą eina pro šalį, tai jie nušauni, o jinai nešėsi žabalus į savo chyvą. Žabalus. Kad jinai raganą, tai tu supratai, jis tikrai darai kaip rusne. Pamatai raganą, rusne, šaulį. Prabunda ryte. Ir jinai žiūri, kad jinai taikosi sėstų ant veido.
Ir tu sakai, palauk, aš net tavo vardą nežinau. Nu, sako, mano vardas Vaidilutė. Tu sakai, Vaidilutė, aš galvoju, čia profesija. A, nesakau, jo, ble. Tas sako, mes ir vardą turime, bet profesija. Iš jų sako, kas yra vardas? Tu sakai, nu, aš Vitalikas. Sakau, kas yra Vitalikas? Šit vyras Vaidilutė? Ne, čia vardas. Nes sako, aš nežinau, aš esu pagonė. Mes vardų dar nepriklauso. Nes mes girdėjom, kad per mišką atėjo šitas Ganėcas, Erando berniukas, kur atnešė mano žiniui vyriausiam, kaip ten jų vardai? Lazdėgai, jo. Kad atnešė, kad yra jau gandas, kad jie gaila. Aš sakai, koks jie gaila, koks čia amžius? Aš galvoju, čia 6 amžius. Jis sako, ne, vaikinė, čia yra 14. Aš sakai, pabaiga ar galas? Jis sako, koks skirtas? Pas mus sako, laikas sustojęs. Ir jinai sako, žiūrėk, aš į balą, kai ryte norėjau palakti, tai baloj pamačiau savo atus, ten M raidė parašė. Sakau, iš kur tu žinai, kad M raidė? Ir jinai sako, sakė, išmokino gydytoją, kai tikrino regėjimą, nes ten kažkur tai... Ir jinai sako, žiūrėk, tai tu man morfino jau negali leisti, gal tu turi ketamino. Aš sakai, kas iš to maskas, ble? Jis sako, nu ką, nu ketanovo, gal sako, turi fosforų ir kadino, aš pasidarysiu krokodilas. Daug žinai? Ble, daug žinai. Sako, aš Vaidilutė. Ai, tu sakai, tu dėl to tą ugnį prižiūrėjai. Taip, sako. O tu sakai, žiūrėk, ugnį prižiūrėti miške gal ir neblogai, ypač, kad jūs neturi tinnago ir zipo. Bet kai reikia, pavyzdžiui, šubalintis nuo ateinančių kryžiuočių ir reikia ugnį užgesinti, kad neliktų pėsų. Ką tu darai? Kaip tu užgesinti? Sakai, aš čia apsisioju. Ir tu sakai, miške, teršti, žvėrelį, viskas. Suginyk. Jis sako, čia, mūsų laikais čia yra kaip ir normalus dalykas. Ką tu siūlai, sako? Mano ryteriai, nes nes tu parodys, kas yra chazainas. Ir jinai jau bijo tavo pistoletų. Sako, tik to metalinio, aš kur tu žinai, kad metalas. Sako, gerai, geležinio. Neliesk, sako, nes aš jau bijau. Tu sakai, gerai. Bet pas jūs jau atsiranda ryšys, nes jinai graži yra, bet tu jos putką matėjai, kai jinai sėdėjo apskirta. Tik jinai dabar su peršauta koja, bet nesvarbu. Bet jinai labai seksi, tu jai jau pagijo. Tokiu Višnevskiu taplas. Ir jinai sako, man jau praeidinėja morfinas. Ir sako, tu ketaminamo tau neturi. Bet kokį painkillerį turi, sako. Kad užvežtų. Sakai, gerai, ibuprofenas tiks. Sako, nežinau, bet skamba įtikinančiai. Tai duodi tam 2 tabletės po 600. Jie padeda. Ir tada tu pradedi, jinai tau patinka. Ir tu jautiesi kaip tas keliautojas laikė, kur į ateitį nukeliavo ir tą uiną surado mergaitę. Ir jie išgelbėjo skęstančią. Bet tu jį praeitį. Ir jinai tavo uiną. Ir tu pradedi klausinėti, kaip tavo tėvai, koks ten. Jis sako, aš nieko nežinau, tu labai užduodi keistus klausimus. Tu sakai, kaip tu čia atsiradai iš vis miške? Sako, nežinau. Aš visada čia buvau. Saugo ugnį. Ir tau tada pasidaro įdomu, o tai iš ko tu gyveni? Sako, nesuprantu, ką reiškia iš ko gyveni. Tu paaiškinai, ką tu valgai, paaiškinai. Sako, pilnos gerybės miško. Ežiuką pagauni, ten grybą neša suvalgai. Vandenio pilnos balos. Gyvatė obolį neša. Gyvatė obolį. Tu sakai, tu žinai, kad negalima gyvatės obolį valgyti? Kodėl? Sako, aš nežinau. Sakai, jo, matau, kad nežinai, nes dar man pizdą rodai. Be gėdos jausmo. Sako, kas yra pizda? Bet nebuvo suvalgysiu. Dar nebuvo. Dar nebuvo. Ir tu supranti, kad gal laikas suvalgyti kartu. Sakai, turi tavo obolį, kur atėmė išgyventi. Sakai, turi atkasa žemę, antimų užkasus. Pasiliko, sako, čia turbūt labai skanu. Tai aš sako, užkasiu. Ypatingam atveju, kuris yra dabar. Tada tu sakai, žinai, kas yra Apple'as? Ne. Tada ištraukia iPhone'ą, parodai prakastą obolį. Kas šiandien. Ir tu tada sakai, nors aš ir turiu labai taupyti ir powerbankas kažkada baigsis. Bet sako, aš tau parodysiu. Tu rodai TikToką. Tu užseivintus filmus. Taip.
Ir ten, pavyzdžiui, kur šitas Maibachas savo valgo kakaškas. Nu, arba kur katė peršoka per tualetinę popierius ritinėlių sieną. Jie labai juokingi. Jis negali sustoti. Ir nuo jokio skamba visa giria. Ir tada, kaip avatarė, ateina tokios kitos kaip jinai. Irgi gražios. Paliko savo laužus. Jo, visi laužai. Atėjo, klauso tavo istorijų. A jinai pristato tave. Čia šitas ryteris. Mano. Yra mano. Šitas ryteris pas mus atkako iš tolimos šalies. Jiegi visi tais laikais melodavo. Jis kovojo su ryteriais, ne vieną nugalabėjo drakoną. Tu sėdi selį varviną ir klauso įtikinęs, debilį. Jis sako, koks ten vardas drakonas? Tu sakai, Hitleris. Sako, jisai Hitlerį nugalėjo. Visas linkčia, nes vaidina, kad nenori pasirodyti. Hitlerį nugalėjo? Yes, sako, kai kurios. Ir tada tu pajunti, kad čia toks tavo kaip ir haremas. Ir kad tavo ta viešnagė į praeitį netokia ir bloga. Ir nėra kur tačiau vakare jau kitų. Ir ten nėra, supranti, kad nėra problemos parintis dėl maisto. Vienintelis, dėl ko tau parintis antibiotikus. O dėl ko? Dėl to, kad tu turi, bet jie baigsis kažkada. O kam tu reikia? Nu tai jeigu tau įkas, koks šernas į koją įsines bakteriją. Tai mirti. Stifilokokus koks nors. Tai tu mirti, arba sifilis. Nors tai sakai, sifilį atvežė su bulvom iš Amerikos. Iš tų neturtingų pietų, debilų. Bet tu kažkurio momentu pamiršti visą tą. Ir tu sukūrį, tu šokį su juo. Ir sakai, dabar statysim daugiabutį namą mums visiems. Sako, kas yra daugiabutį? Ne, tu sakai, dabar žaisim butelį. Sako, kas yra butelis? Sako, susėsk į trotų, tu sakai. Taip. Ir sako, aš suksiu butelį ir ką atsisuks? Ne, tu neturi butelį. Tu turi tokį mirzapčiką. Konjakų. Iš po vaistų buteliuką. Nu, O jos kas čia koks akmuo, kuris blizga kaip jūra ir jame viduj galima įdėti daiktus. Sakai, čia yra butelis. Jis sako, butelis. Sako, tai žaidžiam tą butelį. Ir tu atsisėdi vidury, ant šiknos sėdi ir tą butelį suki. Ne, tu susodinė jas aplinkui. Ir suki butelį. Ir ten, kurį atsisuka butelis, tu sakai, jinai turi dabar prieiti prie bučio pabučiuoti mano gyvį. Ir sako, čia koks geras žaidimas. O galima tą ir be butelio sukimo daryti. Sako, tada susakai, aš nežinau.